Atvykom į pačią didžiausią Šri Lankos šventyklą. O toks vaizdas pas juos. Užblokuota visur. Ir eisim ten tolyn. Mes įėjimui, tai visi ilgom kelnim, sijonais ilgais, kad būtumėm. O taip va. Ne juokas čia pas juos patekti į šventyklą. Auksiniais stogais ta šventykla. Turim šokėją atvykus iš Lietuvos. Šokėjas va pašoko mums. Galime eiti toliau. Jau po biškį užeidinėjom, koks šitas įspūdis, kažin bus. Pati gražiausia, pati didžiausia, pati nuostabiausia. Yra didžiausia ta šventykla, kur yra Budos dantis. Ta Budos dantį rodo tik tai kas 7 metus ir čia susirenka apie 1 milijoną budistų, kad pamatytų tokios eilės. Čia gyventojai, kai kurie net ir per savo gyvenimą nepamato to Budos danties. Arba, kai yra stichinės nelaimės, tada irgi atidaro, kad tas sušvelnintų stichinės nelaimės, kad viskas būtų gerai. Tai va, užeinam po biškį į tą šventyklą jų. Visi basi. Einam. Nu ir pamatysim, kas čia po tuo auksiniu stogu. O taip. Jau šitam pastate 2 aukštų yra tas Budos dantis. Čia dar niekad neremontuota yra. 400 metų išsilaikė. Ir atidaro tik tai šitą 1 aukštą 2 kartus ryte ir vakare. Ir meldžiasi budistai. Čia svarbiausia jų šventovė. Tokios Budos visų šalių. Indijos, Tailando. Pagrindinis Budo Tailando. Čia visi kiti, kas dovanoja Budas iš savo budistinių šalių. Buda buvo žmogus, kuris 29 metų pradėjo medituoti ir 80 kažkelių metų mirė. Ir tada pasidalino Buda, kam atiteko plaukai, kam atiteko rankos, kam kojos, kam dar kažkas atiteko. Čia va, visa istorija šitose paveiksluose yra pavaizduota. Ir prieš 500 metų Budos dantį Indija padovanojo Šri Lankai ir visą laiką Šri Lanka turėjo 5 atskirus miestus, kuriuose saugojo ir vadino tai sostinėm. Paskutinį kartą tai buvo Kandis, kur dabar mes esam, tai ir čia liko ir liks turbūt amžiams šitam Kandijai, nes kur karaliai būdavo, ten tik tai galėjo būti tos Budos dantis. Ir kadangi anglai pražudė visus karalius ir princus, nebeliko nieko, tik prezidentas, tai taip ir tikėtina, kad liks Budos dantis, šventas, stiprus čia. Pirma vėliava kairiai pusėje yra budizmo vėliava, o antra Šri Lankos vėliava. Sukurta visai nesenai. Lam į viršų pažiūrėti. Tos Budo danties dėžutės gal matysis čia kažkur pro tarpelį. Pilna vietinių budistų. Nors iš tikrųjų beveik 20 keli procentai yra ne budistų Šri Lankoje. Čia dar daugiau lankytojų. Kažkokias gėlės jie čia turi. Vat, visi dalinasi. Eiliai stovi. O čia, va taip va, tiek priaukoja gėlių.
Yra tabūdos danties dėžutė kažkokia ir čia reikia melstis, prašyti, kas ko nori. Labai, tai čia turi prašyti sustoję. Tuoj paprašysim kažko ir mes. Na, prašau, dabar aš kažko tai čia. Buvom toj šventykloje. Pagrindinė jų, kaip tradicija, jų ten kultūra pamatyti viskas gerai. Bet žodžiu, įspūdingo, jeigu trumpai atvažiavus, tai per daug nėra ką pamatyti. Tiek važiuojame į viešbutį, ilsėtis.